Labas vakaras visiems. Pro LFF taurės paskutinysis aštuntfinalio susitikimas laukia mūsų. Tauragės Tauras bandys mesti iššūkį Top Sporta lygos komandai. Savo pastarąsias rungtynes žaidė šeštadienį. Čia galimybė. Sūduva šį sezoną taip pat lygoje mėgsta laiminėti rezultatų 1-0. Dabar Tauragės ataka ir čia buvo gera galimybė Nedui Totilui įsiveržusiam į baudos aikštelę. Tai yra pavojaus ženklai Marijampolės Sūduvai. Tai nepadeda būti pirmoje vietoje. Vilniaus rajono Transinvest komanda pirmoje lygoje yra pirmaujanti. Čia klysta Mačaitis ir Marijampolės Sūduva tą klaidą paverčia įvarčiu. Amaras Gaidara ir Marijampolės Sūduva švenčia. Pasinaudoja vartininko klaida legionierius iš Mauritanijos ir Sūduva pirmauja 1-0 15 minutę. Sūduvos ataka ir nėra įvarčio. Virpstas berods buvo, bet dabar jau užtikrintai Amaras Gaidara muša dublį. Ir Sūduva priekyje 2-0 25 minutę. Laiku ir vietoje svarbu atsidurti kartais futbole ir Amaras Gaidara tą padaro. Iš pradžių jau ten atrodė, kad įvartis pirmajame kėlinyje, aišku, prie to prisidėjo ir varžovų klaida. Dabar dar viena Sūduvos ataka. Lucky Thomas jau laukia kamulio. Dabar vėlgi dar viena galimybė. Čia Tauro ataka gali būti pavojinga visai šalia. Mantas Pikčiūnas. Jo bandymas iš tolėliau ir čia reikėjo padirbėti Giedriui Zenkevičiui. Ir vienas įvartis jau yra pelnytas, reikia dar bent vieno. Tauragės Tauras pasižymi. Karolis Gildys, Žoržė Eduardo mūsų ekranuose. Reikėtų žiūrėti kartojimą, kasgi tą kamuolį pasiuntė į vartus. Zenkevičius. Lukšys. Jo perdamas. Tangirė virš vartų. Ten kurį laiką buvo 1-1. Garliava net ir žaisdama 10-11 ilgą laiką laikėsi su Panevėžiu. Ir tik per paskutinės 20 minučių Regneris Smitas sumušė hat-triką. Čia Sūduva muša savo trečią įvartį, Nojus Lukšys. Ir čia jau ko gero įvartis, kuris uždaro šias rungtynes. Laiko ne tiek ir daug, o Sūduva pasididina persvarą. Narys ten buvo parkritęs, Nojus Lukšys berods, Lucky Thomas pasileidžia į priekį, Gvildys ir Druktenis čia, Lucky Thomas. Ir dabar jau Sūduva 4-2. Ir Sidas Mačaitis. Pratęsimo čia nebus ir Marijampolės Sūduva keliauja į ketvirtfinalį. Tauragės Tauras Pro LFF taurės kovos šiais metais baigė aštuntfinalį.